Labadiena, gerbėmi tarybos nariai, administracijos atstovai. Pradedam paskutinį šių metų tarybos posėdį. Dalyvauja 24 iš 25 tarybos nariai. Nedalyvauja tarybos narys Henrik Tomaševič. Absoliuti dauguma yra. Galima pradėti. Taip, pirmas klausimas dėl darbotvarkės patvirtinimo. Prašau, gerbėmi tarybos nariai, jeigu papildomų klausimų nėra, prieštaravimų taip pat, tai prašau priimti sprendimą ir patvirtinti darbotvarkę. Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai, pradedam svarstyti projektus. Antras projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 24 metų biudžeto patvirtinimo dalinio pakeitimo. Kviečiu į tribūną skyriaus vedėją Eleną Ulianovičių. Labadiena, gerbėmi tarybos nariai, prašau pritarti projektui dėl biudžeto pakeitimo su patikslinimu. Svarstymų ir balsavimo. Prašau leisti man nusišalinti nuo balsavimo. Beata Zarumna nori nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo. 3 tarybos narės nusišalino nuo balsavimo. Prašau dar kartą pradėkite. Gerbėmi tarybos nariai, prašau jūsų leidimo patikslinti sprendimo projekto ryšim su to, kad įsivylė techninė klaida būtent dėl numeracijos pirmam punkte, kur yra tiesiog tvirtinam suma, kurį mes gavom iš ES lėšų, bet būtent vienas punktas tai bus projektui savivaldybės aktyvios bendruomenės nariai, paskui eina 1.1 punktas, tai turi būti 1.2 punktas ir tai bus projektui jaunimo užimtumo skatinimas ir toliau atitinkamai prašau pakeisti tos numeraciją atitinkamai ir bus 8 projektai. Prašau su patikslinimu leisti pritarti projektui. Taip, ačiū vedėjai. Kviečiu tarybos narius klausti arba kalbėti, kas nori pasisakyti. Nėra norinčių, taip? Tai kviečiu priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Tai 21 tarybos narys prabalsavo už, 3 tarybos narės nedalyvavo, nusišalino balsavimas, sprendimas priimtas. Dabar trečias projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 24 metų biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo. Gerbiami tarybos nariai, per metus pasikeitė speciali tikslinė dotacija, tai tvirtindami biudžeto, tai dotacija buvo suma 21 937 900, per metus pasikeitė ir dabar prašau jūsų pritarimo patvirtinti specialiai tikslinė dotacija 30 441 700, padidinimas yra 8 503 800. Pagrindinės sumas tai yra kelių fondas ir Rūdninko poligonas. Prašau pritarti projektui. Kas iš tarybos narių nori paklausti vedėją? Nėra norinčių, kas nori kalbėti? Nėra norinčių, prašau balsuoti. Ačiū tarybos nariams, sprendimas vienbalsiai priimtas, ačiū vedėjai. Ačiū. Ketvirtas sprendimo projektas dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teisę, administracijos direktorius Gžegož Jurgo. Gerbėjami tarybos nariai, prašau perduoti savivaldybės administracijai turtą, tai yra pastatą, kuriame šiuo metu veikia lopšelis darželis Pasaka. Perduoti turtą valdyti administracijai patikėjimo teise. Turtas reikalingas projektui finansuojama ES lėšomis įgyvendinti. Prašau balsuoti.
Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams, ačiū direktoriui. 5. Sprendimo projektas dėl socialinių paslaugų kainų Šalčininkų rajono savivaldybėje nustatymo. Skyriaus vedėja Regina Sokolovič. Gerbiami tarybos nariai, šis sprendimo projektas yra paruoštas pagal socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką, kuri buvo patvirtinta šių metų birželio 25 dieną ministro įsakymu. Ir projektas susideda iš 2 priedų. Pirmas tai yra nustatyti prevencinių bendrųjų socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų kainas vienam paslaugos gavėjui. Ir antras priedas yra nustatyti maksimalius socialinės priežiūros ir socialinės globos išlaidų finansavimo dydžius vienam paslaugos gavėjui. Kainos skaičiuojamas pagal 24 metų patirtas išlaidas ir paslaugų gavėjų skaičių. Čia turiu pažymėti, kad kai kurios kainos padidėjo nežymiai. Pavyzdžiui, tos bendrosios paslaugos tai 3% tik didėja, pagalba į namus didėja 6%, dienos socialinė priežiūra, socialinė globa įstaigose mūsų centre, pavyzdžiui, tai didėja 11%. Ir didžiausias padidėjimas yra mūsų stacionariuose socialinės globos įstaigose. Tai čia lemia ir kainų didėjimą ir tas darbų užmokesčių padidėjimas, komunalinių išlaidų didėjimas, medicinos ir saugos priemonių kainų didėjimas. Tai todėl tos ir kainos yra apskaičiuotos pagal tą, jau numatant visą padidėjimą. Tai prašau patvirtinti pagal pateiktą projektą. Kas nori paklausti vedėją? Nėra norinčių, kas nori pasisakyti? Nėra. Kviečiu priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Ačiū, sprendimas priimtas vienbalsiai. Ir 7. projektas dėl OAB tvarkyba įstatinio kapitalo didinimo. 6, taip, atsiprašau. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimas skyriaus vedėjas Romuald Monkevičius. Labadiena. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projekto sprendimui ir patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą. Schema yra pridėta. Ir leisti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui koreguoti Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą. O taip pat pripažinti praeitų metų gruodžio 28 dienos sprendimo T 196 pirmą punktą netekusi galios. Klausimų. Taip, Alicija Šarbaitė. Žiūrėkit, man Romaldai, kam tarybai tvirtinti tą schemą, jeigu vėliau leidžiame administracijos direktoriui ją koreguoti, kaip jisai nori. Tai mes prisiimam atsakomybę, o galiausiai jisai taip pakoreguos, kad mes savo schemos nepažinsime. Ne, čia mes dabar tvirtinam visą schemą pilnai, o administracijos direktorius būna tokiu momentu, kad ar automobilį stovėjimo aikštelę reikia įtraukti, ar kažkokį ruožą kelio reikia įtraukti. Tikrai mes tą visą schemą tvirtinam vieną kartą per metus, atlikus visus darbus, o čia būtinas toks momentas, kada tikrai būtina pakoreguoti, kad tos darbus galėtumėte atlikti. Prašau. Taip, kiekvienais metais į tarybą einam ir tvirtinam pilnai. Kas dar? Nėra, prašau priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams, ačiū pranešėjai. Dabar 7. projektas dėl OAB tvarkyba įstatinio kapitalo didinimo, vėl administracijos direktorius Gregos Kiurgo.
Prašau tarybos narių padidinti uždarosios akcinės bendrovės Tvarkyba įstatinį kapitalą 109 990 eurų ir 8 centais, išleidžiant atitinkamai papildomas 3798 akcijas ir įpareigoti OB Tvarkyba direktoriui registruoti atitinkamus pakeitimus, įskaitant įstatus juridinių asmenų registre. Ačiū direktoriui, prašau, kas nori paklausti, kas nori pasisakyti. Yra norinčių, kviečiu priimti sprendimą. Vyksta balsavimas. Keturi susilaikė, sprendimas priimtas. Ačiū tarybos nariams. Įveikėm visą darbotvarkę, sprendimai priimti. Dėkoju visiems. Ir dėkoju visiems už visus metus, už gerą konstruktyvų bendradarbiavimą. Linkiu visiems laimingų, sėkmingų metų, sveikatos visiems ir ko geriausios kloties. Ačiū dar kartą ir dabar irgi turime gerą tokią malonį misiją. Noriu asmeniškai jų kartu mes visi pasveikinti su naujom, labai atsakingom ir garbingom viceministras pareigom, gerbiama mūsų tarybos narė Alicija Šerbaitė. Sveikinam. Iki kitų.